pasaulio čempionai, 4 maskviečiai, 3 kauniečiai, aiškinusi tarpusavio santykius. Štai čia daug laiko, daug erdvės. Kauno Žalgiris ruošiasi lemiamoms sezono kovoms. Kol kas šiuos metus galima vadinti pakankamai sėkmingais. Iškovota Lietuvos krepšinio federacijos taurė, tęsiamos kovos visose svarbiausiose šių metų turnyruose. Eurolygoje kovojama dėl vietos tarp 8 stipriausių kontinento ekipų, Lietuvos krepšinio lygoje užimama pirmoji pozicija turnyrinėje lentelėje, o VTB vieningoje lygoje finalo ketvertas ranka pasiekiamas. Tad trumpai apžvelgime visus turnyrus, kuriuose Žalgiris šiais metais tikisi pakovoti dėl trofėjų. Eurolyga. 1958 metais stipriausios Europos ekipos startavo bendroje lygoje, kuri tuomet vadinosi Europos čempionų taurė. Bėgant metams pavadinimas keitėsi, kol pagaliau jis pasidarė toks, kokį jį žinome dabar – Eurolyga. Keitėsi ne tik pavadinimas, keitėsi ir varžybų formatas. Tik nuo 1988 metų pradėtas rengti finalo ketvertas. Dalyvavimas šiose varžybose didelis prestižas. Eurolyga transliuojama į 191 pasaulio valstybę. Stipriausių Europos klubų kovas gali stebėti didžiulę auditoriją. Kauno Žalgiris stipriausių Europos komandų turnyruose dalyvavo ne kartą. Išskirti reiktų 1985–86 metų sezoną, kuomet Žalgiris atstovaudamas Sovietų Sąjungą kaip šios šalies čempionas nužygiavo iki finalo ir tik jame Budapešte vykusiose rungtynėse po kontroversiškos kovos pralaimėjo Zagrebo Cibonai 94–82. Tačiau tai nebuvo vienintelis kartas, kuomet Žalgiris žaidė šio turnyro finale. Daug geresnius prisiminimus kelia 1999 metų finalo ketvertas Miunchene. Ta sezoną kauniečiai įspūdingų stiliumi rungtyniavo visus metus ir savo pasirodymą Eurolygoje vainikavo pergalę finale prieš Bolonijos Kinder 82–74. Pirmą kartą klubo istorijoje į Kauną buvo pargabentas stipriausios Europos ekipos simbolis – sidabrinis krepšys. Iš viso stipriausiamis Europos ekipomis yra tapę 12 šalių ekipos. Daugiausiai net 13 titulų turi italai. Ispanija iškovojo 11 taurių, šioms šalims ant kulnų lipa Graikija ir Rusija savo sąskaitose turinčios po 6 trofėjus. Kaip klubas stipriausias daugiausia kartų yra tapęs Madrido Realas. Jiems nugalėtojų apdovanojimai įteikti 8 kartus. Maskvos CSKA finalus laimėjo 6 kartus. Net 3 ekipos taurę laimėjo po 5 kartus. Tai Atėnų Panathinaikos, Varezės Palakanestro ir Tel Avivo Maccabi. Klausimas apie Kauno Žalgirį. 1998 m. balandžio 14 d. Belgrado Pionir arenoje Žalgiris iškovojo Europos taurę ir taip iškovojo teisę žaisti Eurolygoje. Kuris krepšininkas vedė į pergalę kauniečius tose rungtynėse? Atsakymas laidos pabaigoje. Lietuvos krepšinio lyga, įkurta 1993 metais. Pirmajame sezone startavo tik 8 ekipos, šiemet varžosi 13 komandų. Iš viso iki šiol šalies pirmenybėse yra rungtyniavę 26 klubai. Kauno Žalgiris ir Klaipėdos Neptūnas yra vieninteliai dalyvavę visose LKL pirmenybėse. Per 17 jau įvykusių sezonų visuomet buvo žaidžiamos finalo serijos. Žalgiris dalyvavo visose mūšiuose dėl šalies čempiono vardo ir 12 kartų tai darė sėkmingai, 5 kartus turėjo tenkintis sidabro medaliais. Finaluose Žalgiriui teko žaisti tik su 3 skirtingais klubais – Kauno Atletų, Plungės Olimpu ir Vilniaus Lietuvos Rytų. Bendra Žalgirio statistika šiose kovose per 17 finalų serijų – 49 pergalės ir 30 pralaimėjimų. VTB vieningoji lyga – vienintelė, kurios Žalgiris nėra laimėjęs iš visų tų, kuriuose dalyvauja šiemet. Lyga įkurta 2008 metais. Tuomet startavo 8 ekipos. Žalgiriui pirmasis sezonas nebuvo sėkmingas. Visi tikėjosi, kad ekipa pasieks bent jau pusfinalį. Deja, kauniečiai liko 5. Antrajame sezone sekėsi kur kas geriau. Namuose vykusiame finalo ketvirtą Žalgiris iškovojo bronzą. Abu kartus VTB čempionų tapo Maskvos CSKA. Šiuo metu vykstančiame trečiajame sezone Žalgirio šansai patekti tarp 4 stipriausių ekipų išties neblogi. Reikia tikėtis, kad šiais metais Kauno ekipai pavyks prasibrauti finalą, ten sužaisti sėkmingas rungtynes ir pirmą kartą klubo istorijoje tapti VTB vieningosios lygos čempionais.
Šis sezonas lygiai išskirtinis. Pirmą kartą dalyvauja 12 komandų iš 8 valstybių – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos ir Suomijos. Ateityje lyga planuoja dar labiau plėstis ir tikimasi, kad jie rungtyniaus 16 ekipų. Europos taurės finale Saulius Štombergas pelnė 35 taškus ir padėjo Žalgiriui iškovoti pergalę prieš Milano Stefanel rezultatu 82-67. 7 pasaulio čempionai, 4 maskviečiai, 3 kauniečiai, aiškinosi tarpusavio santykius. Čia daug laiko, daug erdvės.